Kolega, ko ten... Tai matai, duobė kasu. Klausyk, o kam ta duobė kasi? Žinai, viršininkas liepė nuotrauką iki pusės pasidaryti, va. Ar gerai? Bet gerai, kaip tik iki pusės. Bet kam tą antrą duobę kasi? Tai žinai, 2 nuotraukų prašė. Tai gerai, kad ne 10. Sako, viena galva gerai, bet galva ant pečių argiau. Paleisk mane, vargšę musytę, išpildysiu tau 3 norus. Sakai 3 norus. Pirma, noriu atsisėsti prieš televizorių minkštam fotelį. Norėčiau antrą stiklo vyno. Trečia, norėčiau, kad aš nieko neveikčiau ir gaučiau pinigus. Žinote, čia jo naujas įstatymas. Dabar policija į budėjimą eis tik su šunimis. Mat 2 galvelės geriau negu viena. Ar ne? Elinis, vietoje stot, vietoje tript, vietoje stot. Elinis, ką čia daro? Pats viršininkė, naują devizą saug. Šitą, mat prezidentas naujas mūsų, gamtosaugininkas. Išleido naują devizą ir liepia saugoti. Pagarbą atėjudot. Vietoje vaikščiot, devizą saugot. Klausau viršininkai. O dabar su policininkais pabandysime pabendrauti. Aš irgi nekalbėsiu. Ne. Prašau, labai prašau. Ne? Nekalbėsiu. Labą dieną. Atsiprašau, galima užduoti keletą klausimų? Kodėl? Bandėme imti iš policijos interviu, tačiau jie atsisakydavo. Kaip jūs manot, kodėl? Nežinau, galbūt jie mano, kad jie aukščiau už visus. Prašau, galima paklausti jūsų? Ko?
Mes bandėme iš policijos imti interviu, tačiau jie atsisakydavo. Kaip Jūs manote, kodėl? Nieko bijo, matyt kažkokie tokie provokuojančių klausimų. O gal šiaip nelabai intelekto turi. A, taip. Nu, nežinau. Ko jie galėjo išsigąsti? Tikrai nežinau. Mes prieidom prie jų norėjom pakalbinti, tačiau jie nesutikdavo. Kaip Jūs manot, ko jie bijo? Nu, neįsivaizduoju tikrai. Aš tai pakalbėčiau, jeigu būčiau policininkė. Galbūt jam draudžiama kalbėti. Pas Jūs yra atstovas spaudai kažkoks. Bijo. Nu, galbūt. Bijo. O kodėl jie bijo? Ko jie bijo? Jūsų bijo. Kodėl jie mūsų bijo? Nežinau, kodėl jie bijo. Mikrofoną bijo turbūt. Kiekvieno laisvė. Kalbėti, nekalbėti, ką jis nori. Jūs manote, kodėl policija nenori duoti mums interviu? Turbūt bijo. Tikrai nežinau. Aš manau, kad jie bijo kažko tai tiek. Ko jie bijo? Nežinau, visuomenės gal požiūrį ar tiek. Prasme, neigiamo požiūrio, taip sakant. Gal aš nekėt nemoku, nežinau, lietuviškai normaliai, kažkas panašaus. Sakoma, nu kaip jie neatsisakys, kad šitą baisų prisipažint, ką jie daro. Nu, kabinėjasi šiaip pažįstu keletą, kurios už nieką sumuždavo. Tai, nu, dažnai kai kurie yra geri, bet kai kurie naudojasi savo pareigom. Galbūt. Bijo. Kažko prisipažint, baisų prisipažint. Tai keletą klausimų. Galima. Prašau pasakyti, kas yra vidaus reikalų ministras? Stasys Šedbaras. Labai ačiū. O kokia yra jo darbo veikla? Darbo veikla? Kaip, jis yra vidaus reikalų ministras. Bet ką jis veikia? Kokios jo pareigos? Jisai yra vidaus reikalų ministerijos pagrindinis vadovas, jis kontroliuoja visą vidaus reikalų ministerijos veiklą. Ačiū. Prašau įminti mįslę, kas yra sunkiau? Ar kilogramas vinių, ar kilogramas pūkų? Lygu. O šitie geri, jie nebijojo.